Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką ir komentuojat. Kuo nudžiugins mus rytojus. Įsirinksit iš šitų 4 kortų ir aš jums pasakysiu. Stringa kažkaip tos kortos. Įsirinkot jo. Tai va, greitai ir sakau, oi, koks ryžtingas momentas. Čia lyderio ženklas. Jūs žinot, ką reikia daryti, jūs žinot, kaip reikia elgtis, jūs žinot savo tikslą, jūs laikot valdžią savo rankose. Na čia taip supaišyta, kad ir nelabai matosi, bet tos vadelės jūsų rankose, jūs ryžtingai žengėt savo tikslo link, jūs greitai viską pasiimsit, greitai viską gausit. Jeigu ten kas nors jūs bando stabdyti ar kažkaip, net nebando, nes jūs tokiu greičiu lekiat į savo tikslą, į savo... į tai, ką jūs sumanėt, į tą vietą, kur jūs norit būti, į tą gyvenimą, kokį jūs norit gyventi, kad jūs jau sukaupėt visą energiją ir važiuojat. Ir lekiat, ir niekas jums netrukdo, ir laimit jūs visus savo laimėjimus. Va, ir vakare džiaugiatės tuo, jūs net nepavargot, o gavot viską, ko norėjot. Puiku. Antrajam variantui teks truputėlį sustot ir apsidairyt. Jūsų niekas nepakabins už kojų, bet kažkas įvyks tokio, kas jūs privers susimąstyt, apgalvot visą tai, kas vyksta, pažvelgti iš kito kampo ir suprast, kad šiek tiek ne taip yra, kaip jūs manėt. Jūs sustosit ir stebėsit ir suprasit, kad jūsų kišimosi čia visai nereikia, kad jums visai nebūtina dalyvaut, kad viskas vyksta savaime, jūs sėdit, stebit ir visi reikalai vystosi patys vieni, be jūsų pastangų, be jūsų nervų, be jūsų energijos, be jūsų pinigų. Viskas eina savaime ir tiesiai jum į rankas. Jūs be reikalo planavot čia dėti tiek energijos. Viskas sprendžiasi savaime. Jums dar porą atokvėpių ir jūs viską pasiimsit. Sakyčiau, už dyką. Tai jums patiks. Nepamirškit šitą pastebėti. Nugalėtojai. Pažiūrėkit, jūs kovojot, dirbot, stengiatės visaip ten, sukot galvą ir daug padarėt. Ir dabar jūs džiaugiatės pergalę, jūs visi sveikina, visi džiaugiasi, kad jūs pažinojo, vienas kitam pasakoja, o šitą nugalėtoją, tai aš pažinojau 4 klasėje, mes buvom susitikę ten vaikų darželį ar kokiuose nors šokiuose, nes visi nori būti jūsų komandai. Tai jūs lyderis, jūs nugalėtojas, jūs nugalėtoja, galbūt kokio grožio konkurso ar dainavimo, ar šokio, sakiau jo. Tai va, ko ten bebūtų, ką jūs ten bedarėt, jūs nugalėjot, laimėjot ir visas teises turit, puikiai pasidžiaugt ir gerai pailsėt. Ir šiek tiek apie meilę.
Tai va, jeigu jūs ieškojot meilės, tai jau jūs ją radot, arba ji jūs rado, jūs jau ten. Atsidaro durys, eina jūsų meilė ir jūs gaunat viską, ką ta meilė jum duoda. Jūs ilgėjotės meilės su jumis. Va, ir jum tai patinka. O jeigu tai truputėlį ne meilė, ir taip gali būti, tai puikus sandoris, verslo ar ne verslo. Tai puikus planas su kažkuo iš kolektyvo daryti kartu projektą labai naudingą. Tai iš viso jausmas toks žinojimas, kad jūs pasauly ne vieni ir jums visada kažkas padės, pagelbės, palaikys kompaniją ir visaip kitaip jūsų gyvenime dalyvaus. Net jeigu jūs ir neįsimylėję, bet greičiausiai jūs įsimylėję, čia nėra ko net aptarinėti. Ir tai jūs džiugina. Va, ką reikėjo pasakyti.